Labas vakaras, jūsų ekranuose laida Prie baro ir aš jos vedėja Paulina Butiriūtė. Šiandien prie baro sėdime kartu su asmeninio augimo trenerė Greta Pakerienė, su kuria netrukus nersime į savęs pažinimo temas. Labas, Greta. Labas. Esi asmeninio augimo trenerė. Papasakok, kas slypi už šių žodžių ir kuo tu iš tikrųjų užsiimi. Kaip tai atrodo? Asmeninis augimas man aplamai yra apie tai, kad tu pats turi asmeniškai augti ir asmeniškai tobulėti, kad galėtum žmonės mokinti ir taip pat perteikti jiem tas žinias, kad tu pats mokėsi, bet kartu su mentoriumi, prieš kurį tu turi atskaitomybę. Ir asmeninio augimo treneris man yra labai apie tai, kad tu turi pats būti sertifikuotas, būti apmokytas pagal mokymus, kurie leidžia tau tai daryti su žmonėmis, vesti asmeninės sesijas. Ir aš pati mokausi su mentoriumi Neuros. Tai yra, mes taikome metodus, kurie yra sukurti pagal daktarą De Martini. Ir tai yra metodai, kurie yra sertifikuoti ir taip plačiai taikau būtent asmeninių sesijų metu su savo moterimis, su kuriomis dirbu. Tai padedu joms atstatyti savivertę ir pamilti labiau save. Noriu pasmalsauti čia toje vietoje, kaip atrodo tavo darbo diena? Mano darbo diena atrodo, kad aš atsikeliu, medituoju, tuomet nukeliauju į ofisą ir tada prasideda mano kūrybinis procesas. Tada pradedu vesti sesijas ir tada jau įsigilinu į moterų problemas, su kokiais iššūkiais jos vargsta ir tada pradedu tiesiog domėtis labiau ne savimi, fokusas nueina nuo manęs ir dažniausiai nueina į tas moteris, kurioms reikia mano pagalbos. Tai daugiausiai yra individualus darbas, vienas su vienu ir per pokalbio formą. Teisingai suprantu? Taip. Pakalbėkime apie tai, o kas gali būti asmeninio augimo treneriu, tai yra kokį kelią reikia nueiti, kad tu galėtum teikti tokias paslaugas, nes tikiu, kad nesugalvojau ir dabar pasirašiau Facebook'e, kad asmeninio augimo treneris ir būnu. Koks tas kelias iš tikrųjų yra? Tai galiu papasakoti savo kelią, kad pirmas etapas tai buvo gal momentai, kai pati suvokiau, kad yra labai skausmingų situacijų mano gyvenime ir turėjau praeiti tam tikrus momentus, kai pradėjau pati ieškoti mokytojo, kuris galėtų man suteikti pagalbą. Ir to pasekoje atsirado noras ir įkvėpimas padėti žmonėms, nes pati pagalbą jau buvau gavusi ir tiesiog atėjo pasirinkimas, ar tu nori taip pat padėti, kaip tau kažkas padėjo praeityje. Ir mano atsakymas buvo vienareikšmiškai taip. Ir aš tuo metu pradėjau mokytis pas savo mentorių Neuros. Jisai man padėjo įvaldyti metodus, meistriškai pritaikyti tai sesijų metu. Ir darbas su daktaro De Martini metodikomis padėjo man tiesiog suvokti, kas yra žmogus, kas yra asmeninis tobulėjimas, kas yra žmogaus transformacija, į tai gilinantis, naudojant tai laiką, tiesiog sertifikuotai gavau tam tikrus sertifikatus, ko pasekoje aš tiesiog galėjau padėti žmonėms. Kiek tai maždaug užtrunka tie visi mokymai? Visą gyvenimą. Bet kalbant apie tą trumpą laikiną procesą, tai yra apie porą metų, kaip aš nuolatos... Apie sertifikaciją turiu omeny. Apie sertifikaciją. Tai yra apie porą metų. Porą metų. Minėjai, kad tau buvo pačiai toks momentas, kada supratai, jog tau reikia pagalbos, ar ne? Ar gali papasakoti truputėlį plačiau, kas tai buvo ir kada atėjo ta riba, kad viskas, aš pati nesusitvarkysiu, man reikia pagalbos? Tai dažniausiai savęs pažinimo kelionė ir prasideda tada, kai būna labai labai skaudu. Ir aš pamenu, kai gulėjau lovoje ir tiesiog nenorėjau pakilti. Ir galvojau, du dalykai, dėl ko galėčiau atsikelti iš lovos, tai yra mano dukros, kurios laukia manęs, kurios nori turėti auklėjimą iš manęs, kurios nori turėti meilę, bet tuo metu buvau visiškai įstrigusi asmeninių santykių krizėje ir galbūt kėliau egzistencinius klausimus, tai kodėl aš esu čia, ką aš darau aplamai pasaulyje, kokia yra mano paskirtis žemėje. Ir žinai, Paulina, kai tu turi 10% energijos iš 100, tada atsiranda poreikis melstis Dievu ir prašyti pagalbos, padėk, nes aš nežinau, kur toliau eiti. Ir sakau, Dieve, atverk man sekančias duris ir parodyk man kelią. Ir tada atsirado mano mokytas, kuris padėjo man susitvarkyti ir taip prasidėjo savęs pažinimo kelionė. Prieš kiek metų čia maždaug buvo tokia situacija? Prieš 3 nepilnai metus.
Iš to, ką dabar kalbi ir apskritai tavo socialiniuose tinkluose radau, kad tu esi užsiminusi, kad tavo gyvenimo kelias nebuvo lengvas ir ten minėjai vaikystės traumas, kurias tau teko įveikti ir vaikystės traumas, kaip žinom, įveikiam jau kai esam suaugę. Taip. Ar gali pasidalinti apie kokias vaikystės traumas kalbi? Taip. Tai santykis su mama buvo nelengvas. Ir užbėgant įvykiams už akių, noriu pasakyti vieną dalyką, kad esame sukūrę labai gražius santykius su mama, džiaugiamės ryšiu, kurį dabar turime, todėl galbūt nesinori eiti į tas detalės ir žiūrėti, kodėl buvo, kas buvo, kaip, bet norisi paminėti keletą dalykų, kad gal mama tuo metu nesuvokė, kaip reikėjo auklėti, kaip rodyti tą meilę, mokė ir mylėjo taip, kaip galėjo tuo metu geriausiai mano suvokimu. Bet aš kaip vaikas galbūt jaučiausi tiesiog atstumtas, nes tam tikrų momentų uždariau savo širdį. Ir kai vaikas yra užsidaręs, tiesiog mama gali daryti, ką tik nori, bet jau atsiranda tas etapas, kai tu kad ir ką bedarytų, mama tiesiog nepriėmė ir manai, kad visa tai yra bloga, kad tai yra netinkamas auklėjimas, kad tai yra neteisinga. Ir taip buvo iki 19 metų. Nenerkime į tą temą ir nekvestionuokim mamos, nes tai yra faktas, kad žmogus daro tai, ką gali tuo metu geriausiai ir linki gero. Aš iš tavo perspektyvos noriu paklausti, kokias pasiekmes tu kaip suaugęs žmogus jautei, būtent kurios atsitiko dėl tų vaikystės traumų, kas tave lydėjo, kokie simptomai, kur galbūt kiti žmonės irgi gali atrasti savyje ir suprasti, jog reikia priežasčių ieškoti vaikystėje. Taip, tai žinai, kaip man sukako 19 metų, aš tiesiog pasinaudojau progą ir nėriau tiesiai į užsienį ir kiekviena moteris tikriausiai norėjau gražių santykių, norėjau meilės, norėjau būti priimta, norėjau būti moteriška ir patirtis, kaip ir tikriausiai daugelio moterų gyvenime, sako, šoki nuo vilko ant meškos. Tai taip ir atsitiko ir man. Ir to pasiekoje susikūrė toksiniai santykiai. Aš sukūriau santykius, kai buvau sužeista, kai buvau visiškai pasidavusi, nepilnavertiška, norėjau, kad kažkas mane pripildytų, bet to pasiekoje sukūriau santykius, kurie buvo toksiški. Labai nuskambėjo ryškiai tavo žodžiai, kad norėjau sukurti santykius, kas mane pripildytų, bet suprantu, tai yra neįmanoma. Dar esi užsiminusi, kad geriausiai mus augina įveikti sunkumai. Kokiu dar tau asmenybės gyvenimas patikėjo tau sunkumų, kuriuos turėjai įveikti, kurie tave dabar matai, kad tikrai labai stipriai užaugino kaip asmenybę? Tai galbūt visas tas mano gyvenimo kelias ir užaugino mane, žvelgiant nuo pat vaikystės iki 30 metų, kai tie santykiai ir sukosi apie visą mano gyvenimo ašį. Ir tai buvo tarsi pasiekmė, ką aš sukūriau, bet išsinešu iš to galbūt gretos naujų žvilgsnių mano suvokimu, tai yra kaip patirtį, kaip dalykus, kurie mane ugdė ir augino, tai galbūt santykyje su mama išsinešu, kokia mama nenorėjau būti, arba kokia mama nori būti savo vaikams. Santykyje su vyru išsinešu, kokia žmona nenorėjau būti ir galbūt kokia nori būti žmona dabar. Ir atradusi daktaro Demartini metodus, išsisprendus tas vaikystės traumas, tuos skausmus, sunkumus savo gyvenime, aš išsiaiškinau, kokia moterimi nori būti. Ar tai yra susijęs su savęs priėmimu ir meilė savo? Besąlygiškai taip. Aš radau tavo žodžius, jog nežinojau, ką reiškia mylėti save ir neturėjau savivertės. Apie meilę savo mes tikrai kiekvienas esame girdėję, bet tas dalykas, ką reiškia praktiškai mylėti save, dažnai taip ir lieka neatsakytas. Aš tavęs noriu paklausti, kaip tu supranti, ką reiškia mylėti save ir kas tau padėjo būtent priimti save ir mylėti save? Taip, tai kaip ir minėjau, man padėjo priimti save Demartini metodai, tai yra integracija savo neigiamų savybių, kai tu nepriimi dalelį savęs. Kažkada ir socialinėje erdvėje esu minėjusi, kad vieno interviu metu, kad mano gyvenimas, mano praeitis yra šiukšlių dėžė ir aš susikursiu savo gyvenimo tokį, kokį noriu. Tai reiškia, kad aš atmečiau pusę savęs, pusę savo gyvenimo ir kai atradau daktaro Demartini metodus, aš tiesiog supratau, kad tai yra manęs dalis, kad mano mama, mano santykiai, mano vyras, tai yra aš, tai yra pusė manęs ir aš atmetu savo vaikystę ir savo gyvenimą. Ir supratau, kad aš turiu integruoti tas dalis ir Demartini metodas būtent padėjo man integruoti
toleruoti tą dalį, kurios aš nekenčiau savyje, kurios nemėgau. Ir kaip atsirado meilė savo, tai ir atsirado suvokimas, kad tos dalys, kurios yra išmestos, tu tiesiog susirenki tai kaip perlus ir prisėmi į savo gyvenimą. Tai pradėjau ir tą meilę savo, galbūt atsakysiu tavo klausimą, man yra besąlyginis savęs priėmimas. Kai tu priimi save be sąlygų, kai tu priimi savo teigiamas ir neigiamas savybės, tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, aš neturiu dalykų, prie kurių turiu budėti šiandieną, tai aš prisipažinsiu galbūt ir kaip ir kiekviena moteris, galbūt kai yra santykiuose blogai, yra linkusi pabėgti, tai aš dažniausiai bėgu į ofisą ir tada manęs nėra nei namie, nei santykiuose, niekur. Ir aš tiesiog suprantu, kad tai yra dalis manęs ir aš tai priimu savyje. Tai nereiškia, kad aš tai toleruoju, kad aš tai pateisinu, tai reiškia, kad aš priimu tai, kad yra dalis manęs, kurios galbūt šiandieną, kuri yra tobulintina dalis, bet iš esmės aš budžiu prie to ir matau, kad tai yra įpročio formavimas ir tiesiog evoliucionavimo kelionė. Daug kartų minėjai daktaro Demartini metodus. Ir ar gali įnešti aiškumo, kokie tai yra metodai bendrai, taip kad būtų galima suprasti, kaip jie atrodo praktiškai dirbant pagal tuos metodus? Taip, tai daktaro Demartini metodai yra labiau apie, tai yra procesas, kuris padeda tau integruoti neigiamas ir teigiamas dalis. Mano praktika rodo, kad moteris yra išgyvenę įvairių situacijų gyvenimą, pavyzdžiui, išprievartavimas. Ir ateina moteris tiesiog verkia ir skaudžiai pasakoja patirtį, kuri galbūt palietė ją kaip asmenybę. Ir sesijų metu, pritaikydami Demartinio metodą, mes tiesiog pažvelgėme į teigiamą perspektyvą, kodėl tau padėjo šis įvykis pasiekti tavo tikslų, tavo svajonių, tavo norų. Ir dažniausiai per skausmingus gyvenime momentus vyksta labai didelis lūžis ir žmonės pradeda gyventi visiškai kitokį gyvenimą. Ir tos vertybės, kurios buvo prieš tai vertingos, tampa bereikšmės ir atsiranda naujos vertybės, susiformuoja, kai tu pradedi saugoti save, kai tu pradedi siekti kitokių norų ir svajonių savo gyvenimo kontekste. Pakalbėkime dar apie savivertę. Kaip tu apibrėžtum, kas yra savivertė? Man savivertė yra apie savo vertės suvokimą, ką jau sufleruoja pats žodis. Tai kai tu esi pats savo vertingas ir tu priimi tiesiog tas dalis, ir teigiamas, ir neigiamas. Ir kai tu suvokdamas savo teigiamas dalis, tu tiesiog jas įdarbini. Tai reiškia potencialą, kuris yra aktyvuotas tavo gyvenime, kurį tu suvoki, tu tiesiog pradedi taip daryti, kaip ir aš sesijų metu. Iš pradžių buvau palūžusi, sugriauta, sulūžusi ir taip toliau, bet atėjo metas, kaip aš išsigydžiau save, kai aš pradėjau vesti sesijas ir teikti vertę visuomeniai. Tai kai teiki vertę visuomeniai, tu taip pat jautiesi vertingas, nes tas dalis, kurios yra pozityvos ir kurios galbūt ne tiek pozityvos yra, bet tu priimi kaip dalį tavęs ir tu pradedi tai taikyti plačiu mastu. Aš dar noriu grįžti vis tiek į kasdienybę ir į praktinius dalykus ir paprašyti tavęs pasidalinti bent keliais įrankiais, praktiniais metodais, kaip galima kasdienybėje auginti savo savivertę. Taip, tai vienas iš pavyzdžių, kuris būtų galbūt greitesnis būdas, kaip pasiekti norimų rezultatų, tai darbas su mentoriumi arba darbas su žmogumi, su asmeninio augimo treneriu, kuris sesijų metu padeda tau atskleisti ir identifikuoti skausmingas patirtis tavo praeityje, kurios moko galbūt keisti ne patį įvykį, bet požiūrį į situacijas. Ir antras dalykas, galbūt tai yra knygos, kurios padeda greičiau suvokti esamą situaciją ir įgauti žinių norimą temą. Gal turi kažką rekomenduoti? Tai vienareikšmiškai rekomenduoju daktaro Demartini knygą Proveržio patirtis. Tai yra nuostabi knyga, kuri yra dovana man ir kuri yra verta perskaityti nuo mažiausio iki didžiausio žmogaus, mano suvokimu. Suprantu, jeigu norim savarankiškai eiti šituo keliu, tai mums gali padėti knyga ir tas darbas tais metodais, kurie ten yra. Vienareikšmiškai. O kuo savivertė skiriasi nuo pasitikėjimo savim? Ar niekuo? Man asmeniškai pasitikėjimo savim yra labiau apie jausmą, kai tu suvoki savo stiprybės, kai tu suvoki savo galią. Vienam pasitikėjimas savimi tai yra statusas, karjera, vienam pasitikėjimas savimi tai yra dėmesio gavimas iš kitų. Ir tai yra labiau apie jausmą, savivertį, galbūt apie savęs gilų suvokimą, apie savo vertę, apie tai, kad tu esi vertingas ir priėmimo savęs toks, koks esi.
Ar žmogus gali būti pernelyg pasitikintis savimi? Aš manau, iš kurios pusės pažiūrės, yra gyvenimo etapas, kai manau, kad gali. Nes mes matom tokių pavyzdžių, kur atrodo pasitikėjimas savimi yra labai sveikintinas dalykas ir mes sakom pasitikėk savimi, eik drąsiai, taip ir taip, bet yra tokių situacijų, kurios atrodo ganėtinai demonstratyviai ir dirbtinai. Aš kalbu apie tas situacijas, ką mes galim tada matyti tame žmoguje, apie ką tai kalba. Remiantis sesijų metu, galbūt patirtimis, kurias aš jau esu kalbėjusi su savo klientėmis ir aplamai su žmonėmis, tai yra procesas. Kai žmogus galbūt patyręs tam tikras traumas vaikystėje, turėjęs negatyvių įvykių, labai dažnai mato tai kaip trūkumą ir ateina laikas, kai yra pasirinkimo gale, kai tu gali tas tuštumas užpildyti ir tiesiog sieki besąlygiškai būti kažkuo geresniu, užsidėti daug kaukių, galbūt tiesiog maksimaliai veržti, siekti karjeros, uždirbti daugiau pinigų ir taip toliau. Tai yra, manau, stotelė, kai tu nori kažkam įrodyti, kad tu esi geresnis negu kažkas kitas, bet tai nereiškia, kad tu negali, tai nereiškia, kad tu tiesiog nenueisi į kažkur toliau. Tai reiškia, kad tu visiškai besąlygiškai priimsi save toks, koks esi ir galbūt tau nebus reikalingas tas maksimalus ryžtas ir noras siekti kažko daugiau. Įrodinėjimas. Kai atsiranda jausmas, nebereikia įrodinėti. Teisingai girdžiu. Greta, ar teisingai suprantu, kad tavo tikslinė auditorija iš esmės yra moterys? Taip. Noriu tavęs paklausti, kokią tu kaip asmeninio augimo trenerė vidinę misiją turi būtent dirbant su moterimis? Mano pagrindinė misija yra padėti moteriams prisimti atsakomybę už savo gyvenimą ir patirtis jau rodo, kai tu turi toksinius santykius su tėvais, kartoji tai paterną ir su savo antrąją pusę. Tai mano misija padėti moteriams įgalinti save ir prisimti atsakomybę už savo gyvenimą per meilę savo, per pasitikėjimą savimi ir per įgalinimą savo potencialų. Ar gali pasidalinti, kokie tie vidiniai trukdžiai iš darbo su moterimis pastebi tarsi atsikartojančius, kas labiausiai moteriams trukdo prisijimti tą atsakomybę ir gyventi gyvenimą laimingą ir tokį, kokį jos nori? Kas trukdo labiausiai? Visai neseniai dariau analizę ir tai patirtis sako, kad tiesiog per įvairius klausimus gavau panašius atsakymus, kad moteris nepasitikė savimi, yra nepilnavertiškos, jaučia bejėgiškumo jausmą, nusivylimą santykiais ir yra kažkas, kas projektuoja, galbūt koks tu turi būti, tai moteris tiesiog nepriimdamos savęs negali siekti tikslų karjeroje ir asmeniniam gyvenime. Jau ir pradžioje kalbėjai ir dabar vėl užsiminiai, kad tavo viena iš tų temų yra toksiniai santykiai ir skyrybų temomis ir žinau, kad teiki ir konsultacijas būtent šiomis temomis. Pakalbėkim plačiau apie šitą temą, kuri gali būti aktuali ne vienai, kadangi mūsų auditorija moterys. Su kokiais vidiniais iššūkiais dažniausiai moterys susiduria būtent šiose temose? Pirmoji mintis, kuri ateina, tai kai yra toksiniai santykiai, moterys dažniausiai negali finansiškai pragyventi ir tada kyla nepasitikėjimo savimi, negali realizuoti savęs, sudėtingi iššūkiai įvairūs, su kuriais susiduria kasdienoje. Tai labai didžiausias galbūt iššūkis tai yra nepasitikėjimas savimi, kai tu nori kažką daryti savo gyvenime ir keisti, bet neturi tiesiog savyje jėgų. Aš dar noriu truputį įnešti aiškumo. Apskritai, ką mes vadinam toksiniais santykiais, kad nevadintumėm visko ir nieko? Taip, tai toksiniai santykiai tai tikrai yra etiketė, kuri galbūt sunkiai suvokiama žiūrovams, bet toksiniai santykiai tai yra demonstruojami būdų bruožai, veiksmai arba savybės, kurias turi kitas žmogus, tai kai reikia, galbūt naudoja emocinį, fizinį smurtą, galbūt tai yra dalis, kai žmonės nekalba vienas su kitu ir kitos savybės, kurias demonstruoja. O koks tavo būtų patarimas, kaip išeiti iš tų toksinių santykių? Ką daryti? Kokie galėtų būti esminiai tavo patarimai? Tai pirmiausiai, nukeliant atsakomybę nuo kito ant savęs, tai reiškia, kad prisimti atsakomybę už savo gyvenimą, nes dažnai moteris tikisi iš antros pusės, kad turi būti nuostabus vyras, turi elgtis taip, ateiti iš tos perspektyvos ir taip toliau, bet dažniausiai mes turime pradėti gydyti pačios, išgydyti savo emocinės traumas, kurios buvo praeityje, tai yra vaikystėje.
nes tai atsikartojantis veiksmai yra santykiuose, ką mes patariame ir kaip išeiti iš to, tai tiesiog pradėti viduje tvarkytis tai, kas yra užstrigę, tuos emocinius galbūt labiau dalykus. O jeigu, žinai, žmogus girdi visus šitus dalykus, reikia save pažinti, reikia gyti, reikia taip ir taip, tai nuo ko dabar man pradėti, ką man daryti, į kurią pusę bėgti? Ar galėtum pasakyti tokius, tarytum, kelią žemėlapį iš kokių 5 dalių, tai nuo ko man pradėti į tai eiti? Tai pirmas, kai turi kelionę pradėti galbūt su žmogumi, kuris tau duos ranką ar padės nukeliauti į tą tašką, kurį tu labiausiai nori, tai pirmas yra dirbti su coacheriu, su asmeninio tobulėjimo treneriu arba su psichologu, kuris tau padės galbūt nueiti tą kelionę. Nerekomenduoji to daryti pačiam? Pats yra, kaip žmogus pats galbūt pradeda tyrinėti ir analizuoti, praktika sako, kad jis pasimeta tarp labai daugybės informacijos. Dabar tiek yra informacijos, knygų, aš šiandien nuėjau į biblioteką, ne į biblioteką, o į knygyną ir pamačiau, kiek yra knygų, kad žmogus gali tiesiog pasimesti, tai tu į Vilnių gali nueiti daug greičiau, negu eidamas aplinkui, jeigu eitum tiesiai. Tai faktas, kad žmogus, kuris išmano savo darbą, žino, ką daro, tai jisai padės tau greičiau nueiti tą kelią. Ir tada jau per kitus žingsnius suprantu, kad lydi mentorių žmogus šalia, kuris jau tada mums užtenka žengti labai dažnai tą pirmąjį žingsnį, teisingai girdžiu? Labai dažnai užtenka žengti pirmąjį žingsnį ir paskui visi kiti dalykai, tai yra knygų skaitimas, meditacijos, kitie malda ir dar kiti dalykai, kurie padeda tiesiog įvairius metodikos ar praktikos, kurios padeda žmonėms. Greta, tu kaip asmeninio augimo trenerė, kokią pagrindinę žinutę apskritai norėtum ištransliuoti ir nusiųsti, kad ją išgirstų kiekvienas? Labai norisi pasakyti kiekvienam žmogui, kuris egzistuoja visatoje, tai yra tu gali padaryti daugiau gyvenime ir eliminavęs emocinius blokus, kurie užstrigę tavo viduje, tu gali išlaisvinti maksimalų potencialą ir pasitikėjimą savimi. Na ir pabaigai tradicinis laidos klausimas, kurį mūsų kraštietį tu norėtum pamatyti laidoje prie baro ir išgirsti, kaip ir kuo jis gyvena. Rasa Kareivienė, tai yra žmogus, kuris užsiema interjero dizainu ir labai būtų smagu mūsų krašte pamatyti žmogų, kuris yra labai kūrybiškas. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau. Šiandien tai buvo viskas, ką mes kartu su Greta spėjome jums papasakoti. Jeigu jūsų mintyse sukasi žmogus, mūsų kraštietis, kurį norėtumėte pamatyti laidoje prie baro ir išgirsti, kaip ir kuo jis gyvena, savo pasiūlymus siųskite elektroniniu paštu prie baro@mmm.lt. Iki.